Monika, kada paskutinį kartą valgiai šiandien? Valgiau šiandien, sumuštinį valgiau, Robertas pasidalino su manim. Čia tas ugnis? Taip, buvo labai skanus. Taip. Šiaip pašnekam, ką mes šiandien susirinkom, tai siūlyčiau padalinti mūsų pokalbį į keturis atskirus topikus. Kaip topikas lietuviškai? Temas. Į temas. Tai pirmas būtų maitinimas ar mytyba. Mytyba. Varžybų pasiruošimų metu, tai reiškia dabar iki starto liko 4 savaitės. Ko gero, šią savaitę turėtų būti, kaip pagal tą turėtų būti, aš taip galvoju, ir intensyviausia, ir daugiausia krūvio turi būti šią ir kitą savaitę. Paskui jau turbūt krūvis mažės. Taip? Kita gal intensyviausia, ne? Sekanti. Priklauso viskas, kas buvo nuo praeitų savaičių, bet šios 2 savaitės bus vienos sunkiausios. Tai ar mytyba šių savaitų metu ar skiriasi nuo paprasto gyvenimo, kaip žmonės gyvenės, kaip reikia ruoštis, ar keičiasi tą mytybą. Tada antra tema būtų mytyba jau prieš pat varžybos, tarkim savaitę iki varžybų, 2 dienos iki varžybų, dieną iki varžybų ir ten 10 minučių iki starto ir tada mytyba tarp workoutų. Daugiausiai klausimų sulaukim šitų klausimų, kaip maitintis tarp workoutų, kadangi jau žinom, kiek bus workoutų, tai plius minus galim paskaičiuoti ir pertraukos tarp workoutų. Ir paskutinis klausimas yra mytyba po varžybų dienos ir mytyba jau po varžybų visiškai. Gerai. Jo, tai pradėsim nuo... Jo. Tai dėl klausimų yra klausimai, siūlyčiau, skaitom klausimą, atsakai tu iš savo, ką žinai, kokių žinių turi, kokių turi įgūdžių, tada mes su Robertu atsakom iš patirties labiau gal, nes mes šiek tiek gal daugiau dalyvavome varžybose ir galim pasidalinti. Aš tai gal siūlyčiau nepradėkim iš karto nuo klausimų, šiek tiek galim bendrai tą informaciją pasakyti, o tada jau ten daug pasisakys mums labai ir tie klausimai panašus, aš kiek permečiau. Tai galim šiek tiek pradėti iš bendriau. Bent jau aš norėčiau, tokį pasakyti. Pradėk monologą dabar. Ką tu galvoji pasisakyti? Ar tu valgai? Įlindau. Valgau, tai šiandieną valgiau Ugnės sumuštinius, labai skanus buvo. Ir tu ragavai? Ir aš ragavau. Nuostabiai padarė sumuštinius. Nes kai nežinau, ten kiek makros reikėtų suvesti, bet buvo... Aš nežinau, bet ten buvo batono geras šmotas, tai jau gerai. Angliavandeniai. Batonas yra gerai. Batonas labai gerai, ypač tuo momentu labai gerai. Tikrai galim pradėti kalbėti apie tą mytybą dabar. Dabar. 4 savaitės iki starto, pasiruošimas įsibėgėjo, vyksta pilnų pajėgumų, pilnų tempo, intensyvumas aukštas, krūvis didelis. Ar šiom savaitėm mytyba skiriasi nuo įprasto gyvenimo žmogaus? Ir taip ir ne, bet jeigu aš norėčiau optimizuoti šitą paskutinį mėnesį ir pasiruošti varžybom kuo geriau, tai aš galėčiau šiek tiek atkreipti dėmesį į mytybą aplink mano treniruotės. Tai reiškia, kad noriu nesportuoti ant tuščio skrandžio, niekada, ar ne, nesportuoti ant tuščio skrandžio. Dabar kas vyksta, kai intensyvėja workoutai pas mane kūne? Raumenis ir šiaip kūnas rūgštėja šiek tiek, nes yra daugiau intensyvumo treniruotėse. Tai jeigu kalbėti, pavyzdžiui, apie papildus, kokius galiu vartoti mėnesį iki varžybų, tai yra tie, kurie šarmina organizmą. Tai galėtų būti... Šarmina reiškia mažina rūgštį. Taip, to, kad pas mus užrūgštėjimas yra. Dėl to ir, pavyzdžiui, marketingas acid bufferiai visokie vadina, ne, tas burokėlių papildus. Ne. Čia ne tas, čia burokėlių sultis eina per azotą. Okay. Tai va. Tai jeigu apie papildus kalbėt dabar prieš varžybas, ką galima būtų vartoti, tai yra magnis, kalcis, kreatinas, visą laiką kreatiną aš visą laiką rekomenduoju vartoti, bet tada su kreatinu šalia beta-alaninas galėtų veikti. Ir dar yra, šiaip skaičiau ir daug straipsnių, bet čia nerekomenduoju išsibandinėti tokio dalyko, tai yra sodium bicarbonate, natrio... Soda. Tiesiog soda, jaučiu kalbėjom pernai metais apie sodą. Taip, bet čia... Kažkaip labai daug reikėjo suvalgyti tos sodas? Ne, bet ten preciziškai reikia paskaičiuoti, kiek tau tenais reikia, nes jeigu per daug... Gali šiek tiek skrandis pakrikti ir... Ne, kažkiek.
Jo, bet jeigu per mažai efekto gali nebūti. Tai jeigu nenori, pavyzdžiui, sodos vartoti, tai yra, aš pati dabar ir prieš startų varžybas vartojau ir dabar vėl vartoju X-Endurance Acid Buffer tas tabletės. Ten ne bikarbonatas veiklioji medžiaga, ten yra būtent magnio, kalcio, nitratai ar kokie ten, tiksliai nežinau tų pavadinimų, bet jie irgi šarmina organizmą ir taip nejaučiu to užrūgštėjimo didelio. X-Endurance Lactic Buffer galit nusipirkti Krėvo parduotuvėje. Taip. Reklamavom. Dar greitai, tada gal taip įsiterpkim, ar protinga būtų ištisus metus gerti tokias tabletės ar tą pačią sodą vartoti? Manau, kad tikrai ne, ypač soda, kadangi yra tų pašalinių efektų, gali sukelti, tai tikrai neverta. Ir šiaip nesakyčiau, kad verta būtų absoliučiai visiems užsiregistravau į varžybas, tai dabar čia pilsiu į save kažkokius tai papildus. Pirmiausia, visą laiką, jeigu kažko nieko nedariau, niekada negalvojau apie savo mitybą aplink treniruotės, tai pirmiausia galvoju apie mitybą aplink treniruotės, tai apie angliavandenius, tai prie jų dar prieisiu, bet, pavyzdžiui, tie, kurie varžotės elit kategorijose arba sport dėl podiumo ar ne, ir įdedu daug darbo į savo treniruotės ir irgi mąstot apie tą mitybą per treniruotės, tai galbūt vertėtų ir pasižiūrėti, ar aš galiu dar kažkaip optimizuoti savo tas treniruotės, kad pasimčiau, vis tiek, atiduodu 2-3 valandas salėje darbo, tai galiu šiek tiek dar ir iš išorės pagalbos pasimti. Gerai. Pridėsiu aš dar biškį tai apie tos, kodėl negerai ištisus metus vartotojai, nes mes kūne adaptacija įvyksta dažniausiai dėl visų tų metabolitų, tai ten tų užrūgštėjimų mūsų kūne. Ir jeigu mes paimam nuolatos vartojam tai, kas mažina tą užrūgštėjimą, tai reiškia, mes ir mažinam savo adaptaciją ir tą treniruotumą, tai jisai netaip gerėja per metus. Tai, pavyzdžiui, kitose sporto šakose, netgi per off-seasoną, iki varžybų daug yra medžiagų nevartojama tam, kad kūnas kaip tik kuo daugiau bandytų pats iš savęs taisytis, remontuotis ir adaptuotis visiems tiems išoriniams krūviams. Tai taip. Kaip su kreatinu? Kreatinas yra skirtingų nuomonių, kad reikia daryti pertraukos ar nereikia daryti pertraukos. Su kreatinu aš bent jau kiek skaičiu straipsnių esu, kad periodizacija, tos pertraukos vadinamas, nėra rekomenduojamas. Tai yra papildas, kurį galiu ir reikėtų vartoti ištisus metus. O ką dėl normos yra tokia šventai priimta 5 gramai, bet tai turbūt priklauso nuo žmogaus svorio kūno, ar nėra tokio dalyko? Priklauso. Ir šiaip tos rekomendacijos, čia kaušelis tokio dydžio, dėl to tai priimta. Kaušelis Robertui, kuris sveria 60 kg, arba man 90 kg, tai... Jo, turbūt šiek tiek reiktų daugiau. Daugiau. Kažkada, atsimenu, rašiau, žiūrėjau, iki 10 gramų netgi per dieną yra. Taip. Tai galima būtų ir paeksperimentuoti. Vyrai, dabar aš ir nebepamenu ten to kiek tenais vienam kūnų masės kilogramui reikia gramų, bet man reikėjo apie 10 gramų. Tai ir tau, reiškia, reikia apie 10 gramų. Tau 9 man. Bet to kas bus, jeigu tu vartosi daugiau, yra kažkaip šalutinis poveikis nuo kreatino, ar tiesiog jisai išeis, prasivalys per kitus? Tai aš skaičiau, kad gali būti, bet neradau ten labai daug apie tai tų tyrimų. Tai kai man buvo plyšęs tas dvigalvis, aš tada buvau iki 20 gramų per dieną šaudavau kreatino, bet ne tai, kad specialiai būdavo taip, kad aš 10 gramų gerdavau. Ir dar gerdavau reko, tenais, kur irgi yra to kreatino. Tai jeigu kažką sambirį nemokamai dalina, irgi šauni dar. Taip, tai reikia paragauti. O pastebėjai pokytį kažkokį? Nepasakyčiau, kad ten ar jėgos ten kažkoks pokytis, ar dar kažkokio tokio poveikio nepajutau, bet skaičiau, kad atsiranda didesnis disbalansas tarp ląsteliniam ir ląsteliniam lygmenį skysčių ir tai gali dėl to gali suprastėti raumens elastingumas ir todėl gali plyšti, įvykti traumos. Nesausgyslės, raumo. Tai vat, kai man buvo plyšęs ir tada plyšęs sausgyslė, raumo per vidurį. Okay.
Jo, tai, bet daug informacijos apie tai nėra. Šiaip kiek yra, o kreatinas yra vienas labiausiai ištyrinėtų papildų, tai jisai yra saugus, tenais nėra jokių nei ten organams kažkokios žalos taip, ar performance ar taip toliau. Taip. Bet irgi dažnai tuos tyrimus būna neįtraukti ten kažkokie jautrus žmonės, ten kažkokie sveikatos problemom, tai vis tiek, jeigu yra kažkokių problemų su rimtesnių, tai būtų verta pasitarti ten su Nepamenu gydytojais. dabar tiksliai, ar su inkstais, ar su kepenim. Su inkstais. Su inkstais. Tai vat, jeigu yra problemų su inkstais, kreatinas nerekomenduojamas tokiu atveju, ten kažkaip. Jo, ir jaunimui irgi nėra pakankamai tyrimų, kad galima būtų pasakyti, kad paaugliams yra kad nėra absoliučiai jokio žalos, ne? Nu, tai tarkim, jau ten žiūri ten 16 plus, nu, tai vis tiek labiau arčiau suaugusių, bet paaugliam visiškai, tarkim, va dabar manęs paklaustų, aš negalėčiau sakyti, kad jo laisvai, nes tiesiog tiek tyrimų aš kiek skaičiau neradau. Tai vaikai apskritai ten pas jūs viskas taip greitai vyksta, jiems nereikia jokių išorinių dar ten tų papildomų medžiagų, kad tenais gerintų ten tą savo... Bet būna, žinai, ir taviškiai prieina. Jie jau atletai. Jau, tai taip ir natūralu ir norisi, kažkaip aš viską suprantu, bet... Kas kreatinas labiausiai turbūt veiktų tie senioram? Labai veikia senioram. Moteriam, senioram labai. Čia ne tik, kaip suprantu, fizinį, bet ir viški kognityvinis veiklos gerina. Taip. Šarūnas jau seniorams veda pradėjo stuminėti. Gerai. Ar nuimat kreatiną prieš varžybas? Girdėjau tokių nuomonių, ypač iš sporto šakų, kur reikalingas greitis, sprinteriai, sunkiai atlečiai, kad jie prieš varžybos nuima kreatiną, kadangi kreatinas šiek tiek gali kaupti vandenį. Ir atsėti, jeigu nuimi kreatiną prieš varžybas, pasidarai toks staigesnis, greitesnis, sausesnis. Šiaip nežinau, bet tai nėra, kad kai tu pradedi vartoti kreatiną, ten yra kažkurio momentu, ypač būna tas kreatino laudas, jeigu porą savaičių ten daugiau pavartoji. Bet kai tu jau esi adaptavęsis, kaip pas tave yra užsikaupę kreatino ir tu jį palaikai, darysit? Aš nežinau. Aš nejaučiu skirtumų, man svoris nesikeičia, ar aš geriu kreatiną, ar aš negeriu. Man irgi atrodo, kad tarsi jokios... Ne, kažkurio po tartų varžybų iš vis nieko negeriau, per treniruotės vandenį gerdavau, pastebėjau šiek tiek atsistatymą prastesnį. Ir po to vėl pradėjau gerti, bet aš aišku ir vėl viską pradėjau gerti, ir anglis, ir aminkės, ir kreatiną. Daugiau intervencijų atsirado, negaliu sakyti, kad tik tais kreatinas. Dėl to negaliu. Sunku čia būtų atsiekti tiksliai. Taip. Gerai, padaugėjo krūvių dabar šią savaitę, kalorijų deginam daugiau. Su ko mes turim tos kalorijos pildyti? Turim šiftintis labiau į karpsus, ar baltymus irgi turim padidinti suvartojimą, ar gal riebalų? Koks būtų patarimas? Tai labai priklauso. Tai vat labai gerai. Tuos papildus visus jau susakėm, atsitraukėm. Dabar grįžim prie papildų per varžybas, bet dabar kol ką šom. Taip, dabar mityba. Tai aišku, labai priklauso, nes vienam tos intensyvesnės treniruotės gal ir bus, kad deginsim daugiau kalorijų, bet nebūtinai. Tu nebūtinai gali pasikliauti, kad aš čia dabar išdeginsiu daugiau kalorijų. Gal tu būsi po treniruočių toks pavargęs, kad namie sėdėsi ant sofutės ir tas kalorijų kaip išdeginimas jis nebūtinai padidės, bet ten mėnesį prieš tai tikrai nereiktų galvoti, kad čia man reikia angliavandenių carb loadą ten daryti, bet prieš treniruotę reikia suvalgyti angliavandenių ir po treniruotės reikia suvalgyti baltymų ir angliavandenių, kad atstatyčiau savo glikogeno atsargas ir kad kiekvienai treniruotei būčiau maks pasiruošęs. Dabar skaičiau daug tyrimų naujausių ir šitas ypač moterim atrodo veikia, kad efektyviau yra prieš treniruotę ne tik angliavandenių vartoti, o angliavandenių mišinį su baltymais. Okay. Pavyzdžiui, man keista yra baltymų šeiką prieš treniruotę gerti, tai aš tą esu padarius, būtent geriu angliavandenius su EAA, Essential Amino Acids. Man atrodo, kad man veikia. Tai čia
kiekvienas irgi, kodėl klausiu, ar pastebėjai kažkokį pokytį, nes man atrodo, kad jeigu kažką pridedu, kažkokį tai papildą ar naują strategiją, reikia pagalvoti, pabandyti, pažiūrėti, ar jaučiu pokytį, ar man tas veikia. Tu gali proteiną gerti prieš workoutų, tarp workoutų? Galiu. Mačiau, kad Fronix vos ne daro intervalus ir tarp intervalų protein šeiką išgeria. Tai yra tyrimų, kad geresnis yra atsistatymas ir raumenų sintezė ir... Geriu kartais, bet, pavyzdžiui, aš nejaučiu niekada jokio poveikio, ar aš gersiu anglis, pavyzdžiui, prieš treniruotę, per treniruotę, tokio dalyko intensyvume, dar kažkur aš nepasakysiu, kad man pagerėjo kažkoks mano performances dėl to. Tai gal dėl to ir pas mane tas gėrimas ar angliavandenių, ar baltymų treniruotės metu, tai jo yra, tai nėra, nes aš nejaučiu jokio poveikio. Ir gal, žinai, treniruotės mūsų nėra pakankamai ilgos. Jeigu sportuot 3-4 valandas, gal ir sunku, kai būtų ištempti tokią ilgą treniruotę be papildomo kuro. Tiek laiko ir trunka mano treniruotės 3 valandas. Iš jų 2 valandas apšilimas kelio. Ne, tiek neapšilinėjau. Dažniausiai be apšilimo pradedu treniruotę, bet aišku, tos 3 valandos jis nėra tiek intensyvės, ten 1,5 valandos, 2 valandos, ten daugiausiai štangą įdini ir vėliau tik tai workoutą padarai ir vėliau conditioningo dalis. Bet va, būtent tu prieini prie workouto ir prie conditioningo jau tam po gero laiko, kai tu tą visą 1,5 valandos štangą tu naudojai tos anglis, kurios tai... Aš tą suprantu, bet taip. Aš ir sakau, aš geriu, taip. Bet aš nejaučiu jokio poveikio, kad, ne, žinai, ką buvau pajutęs ir per Openą dariau, tikrai, ką jutau, tai medų. Čia ir tas pats, kas išgerti angliavandenių tą kokteilį, bet aš medų dėdavau į burną šaukštą, ten sučiulpi burnoje, vėliau antrą kartą po kažkiek laiko pakėlimo ir tada tikrai jutau, kad man geriau. Žinai, kodėl gali būti? Irgi skaičiau tyrimų, kad būtent tas mouthwashing, rinsing, ne? Tai aš pagalvojau, kad kai išgeria angliavandenių, tai tu kaip ir nepraskalauji burnos, nes iškart į tave nueina. Angliai pradeda skaldytis jau burnoje. Jau burnoje, taip. Tai kadangi medų ilgai laikai burnoje, ten kažkaip ir su centrinė nervų sistema greičiau, tai taip, gali būti. Tai tikrai, vienintelis dalykas, ką galėčiau pasakyti, ką esu bandęs iš papildų, tai tikrai jutau poveikį medaus. Žinai, kas dar būna, ir irgi tau neretai būna, kad padarai, pavyzdžiui, sunkiosios dalį ir tada reikia daryti workoutą ir tu ilgą laiką negali pradėti workoutų, kaip tokia apatija, toks stumisa, įtingi. Ar negali tai būti susijęs su energijos trūkumu? Gali būti, bet čia jisai gali yra jau su daugiau to ilgalaikiu nuovargiu, jau kuris susidėjo per ilgą laiką ir būtent prieš varžybas jisai dažniausiai ir būna. Kai artėja jau varžybos ir tas intensyvumas yra padidėjęs ir jau ta koncentracija, jau treniruotė, jau nori kuo daugiau išspaustų iš jos ir jau kai reikia daryti tą workoutą, jau žinai, kad jau ant kiek save turėsi pušint ir tada ir būna ta apatija, kaip sakai. Bet jeigu taip nėra varžybų, tai nėra ir to tokio pojūčio. Bet čia irgi angliavandeniai prisideda smegenim, ne? Jeigu matau, kad šiek tiek fokusas, koncentracija iškritus, tai... Viskas ir vandens trūkumas gali prisidėti prie to, ir miegas, ir mytyba, ir ką valgiai prieš tai savaitę, kiek ten tu kaip maitinais, ar deficite buvai, ar nebuvai, tai čia labai daug faktorių yra, kas gali prisidėti prie tos tokios būsenos, bet negali sakyti, kad kažkuris vienas yra svarbiausias, bet faktas, kad jeigu neturėsi maistinių medžiagų, neturėsi kuron, tai kūnas iš rezervų ilgai nevažiuos. Dabar šiek tiek apie skirtumus tarp vyrų ir moterų. Tai kiek man teko skaityti, tai tas raumenų raumenų glikogeno mažėjimo išsekimo tempas tarp vyrų ir moterų per kūno kilogramą, jis nelabai skiriasi, kiek yra tyrimų padaryta. Tai reiškia, visos rekomendacijos, visus gramus, kuriuos šiandien kalbėsim, tai tinka tiek vyram, tiek moterim. Bet, pavyzdžiui, merginom dabar tiek pasiruošimo fazai, tiek per varžybas, jeigu taip nutinka, kad iškrinta liuteinė fazė, tai yra prieš menstruacinę fazę, ir menstruacinė fazė,
Jos abidvi yra labai skirtingos hormonų prasme pas mus, bet angliavandenių poreikis šiek tiek padidėja. Dabar per menstruacijas glikogeno pas mus raumenyse yra tiesiog mažiau, dėl to reikia tų papildų, kad aš galėčiau dirbti, bet fiziologiškai kūnas yra įpratęs deginti mažiau kalorijų, nes per menstruacijas tu ilsiesi, tai tu degini mažiau. Dėl to ir tas energijos poreikis mažesnis, dėl to mes turime mažiau glikogeno. Tai jeigu taip nutinka, kad dabar treniruojatės per menstruacijas arba per varžybas iškrenta menstruacijos, tai angliavandenių poreikis, tarkim, gramais, kuriuos susakysiu, jums gali būti didesnis. Kodėl, merginom čia sakau, kodėl gali būti didesnis? Todėl, kad irgi kiekviena esam skirtinga, vienos labiau jaučia PMS poveikį, kitos mažiau jaučia. Mažiau gali šiaip genetiškai mažiau jausti, o gali būti, kad aš natūraliai, intuityviai daugiau gal tų angliavandenių suvalgau. Gali tai būti irgi toks variantas. Dabar, jeigu esu liuteininiai fazėje, tai toj prieš menstruaciniai fazėje. Tai kur piktos ir alkanos? Taip. Kalbėk. Toj fazėje glikogeno atsargos jos yra didelės, bet kartu, kadangi padaugėja progesterono, jis šiek tiek blokuoja, taip kaip blokuoja mano kelią, kaip man pasimti energijos iš tų angliavandenių. Tai dėl to per treniruotes arba per varžybas reikia kuo padidinti irgi tų anglių kiekį ir tų greitųjų anglių, ne? Tai cukrus, guminukai ir visi šiti, kur paprastai savo atrodo neleidžiam, tam, kad būtų kuo didesnė ta pasiekiamumas, availability tų angliavandenių, ne? Tai nors labai skirtingi du dalykai vyksta pas mane kūne, man tų angliavandenių reikia daugiau. Pateisinai guminukus, žodžiu. Taip, aš per varžybas pateisinu guminukus. Tai va, tai tiek skirtumo apie merginas ir jeigu, atsakau, iškrenta tos kažkurios fazės, tai šaunam angliavandenius. Įdomu buvo? Labai. Aš galvoju, mes visi lygus. Visą laiką kartoja, bet pasirodo ne. Beje. Bet mes esam vyrų pasaulyje. Glikogeno tos atsargos. Glikogenas kaupiasi pagrindėje raumenyse ir kepenyse. Jis yra skirtumo žmonių. Pas vieną žmogų, pas didesnį žmogų daugiau bus to glikogeno atsargų, ko gero. Tai nuo raumenės masės priklauso. Bet vis tiek raumo turi savo tą lubas. Tai kiek gali sukaupti ten to glikogeno. Kažkur mačiau tas skaičius, nežinau, ten kažkas nuo 3 iki 10 tūkstančių kalorijų gali būti? Ne, mažiau glikogeno turim. Nebepamenu, kuriam laikui užtenka, bet jeigu jisai nenoriu sumeluoti, bet jo iki valandos laiko gal mes turim to glikogeno tiek, kad mes jį galime efektyviai naudoti, vėliau jau pradedam eiti į tą riebalų deginimą. Tai jeigu valandos, tai iki 1000 ko gero, ne? Kažkas tam. Gali būti. Irgi pasakai riebalų deginimą. Tai intensyviam workout'e raumenų deginimą. Aš čia kalbu. Jo, bet čia labai svarbu, ne? Ypač dabar ir merginom, kai dažnai tikrai nepavalgiusios sportuoja ir ypač kai esu liuteininiai fazėje, pavyzdžiui, toj prieš menstruaciniai, jeigu nepavalgiu angliavandenių intensyvaus workouto metu, riebalus nedeginsiu, aš deginsiu savo raumenį. Nes iš ten lengviau paimti energiją. Nelengviau. Kūnui deginti baltymą, raumeninė masė yra baisiai neefektyvu. Yra pats neefektyviausias kelias gauti energijos. Tai ten procentaliai mes ten iš tos raumeninės masės baisiai nedaug mes ten sudeginam. Tai raumeninės masės deginimas vyksta jau, kai esam ilgesniam laikė deficite. Ir tada eina jau, kad degina ir tos baltymus. O vienoj treniruotėj ten tikrai nesugadins, ten tik neįvyks tokia didelė degeneracija ten tų raumeninės masės. Nes mūsų kūnas, mes iš ko gaunam energiją? Mes gaunam iš angliavandenių, mes gaunam iš riebalų ir mes gaunam iš, taip sakykim, iš baltymų. Bet galiausiai mes bet kurią maisto medžiagą mes turim paversti iki gliukozės. Tai tą patį baltymą
turi versti iki gliukozės ir ten vyksta labai daug procesų, kad tą padarytų ir kūnai yra tai baisiai neefektyvu. Čia kažkur skaičiau tokį palyginimą. Tai įsivaizduokit, angliavandenį yra kaip šienas. Uždegė, sudegė viskas. Riebalai yra kaip medis, o baltymai yra kaip plytos. Tu gali deginti plytą. Okay. Tu gali deginti, bet ar tai yra efektyvu? Nu tai neefektyvu, tai ir kūnas ir nedaro to. Tai nereikia taip bijoti, kad čia per vieną treniruotę, va dabar ir kalbam apie tą intensyvesnį laikotarpį prieš varžybas, vis dar mes nuolatos prioritizuojam baltymus mityboje. Tai dabar, jeigu mes šiek tiek sumažintume baltymų kiekį iki varžybų ir mes padidintume angliavandenių kiekį, tai nereiškia, kad mūsų raumeninė masė nuo to sumažėtų arba mūsų labai atsistatymas sumažėtų. Jeigu pavyzdys, aš dabar valgau tenais 2,2 gramo kūno masės, aš nesakau, neprieštarauju čia tau. Okay. Jeigu kaip pavyzdys valgau 2,2 gramo kūno masės kilogramo baltymų ir dabar sumažinsiu, nežinau, iki ten 1,7, tai vis tiek yra optimalus tas kiekis baltymų. Bet padidinus angliavandenių kiekį aš turėčiau, taip teoriškai turėčiau turėti daugiau ir tos energijos ir gali netgi raumeninė masė nuo to kompozicija gali pakeisti, nes daugiau vandens raumenys turės. Kaupia. Jo, tai pasisakymą baigiau. Reikia mums grįžti šiek tiek arčiau prie žmonių ir prie varžybų. Mes čia labai gražiai šnekam, bet labai mažai patarimų duodam. Tai gerai, dabar apibendrinam. 3 savaitės iki starto, ko gero mityba stipriai nesikeičia, valgot tą, ką valgot, jeigu matot, kad trūksta energijos, pridedam daugiau. Taip, bet maisto, valgo aplink treniruotės, nebadauju iki ir prieš. Bet jeigu nepavalgysit iš karto po treniruotės, nieko blogo neatsitiks. Bananų, rūbinių valgyti nereikia. Bet kuo greičiau po treniruotės gaunu angliavandenių, tuo greičiau būsiu atstatęs glikogeno kiekį ir kitoj dienoje aš turėsiu didesnį kiekį glikogeno. Tiesa. Jeigu tu turi vieną treniruotę šiandien ir, pavyzdžiui, antrą treniruotę vakare arba antrą treniruotę rytoj ryte, tai tada kuo greičiau, tuo geriau. Bet jeigu tavo treniruotė po 3 dienų, ko gero nėra didelis skirtumas. Taip. Atspėsi atsistatyti. Ir kiek glikogeno atsargos pasipilų per parą, grubiai? Iki 48 valandų, man atrodo. Man atrodo, pilnai taip atsistato iki 40 ar iki 72 valandų. Okay. Priklauso gal nuo to, ant kiek buvo stipriai išsekinta tenais. Good. Tai va. Artėjom prie varžybų. Artėjom prie varžybų ir šiandien yra pirmadienis, iki varžybų liko lygiai 6 dienos. Šeštadienis startas. Ar keičiasi mityba paskutinį savaitę? Ko gero, jeigu programingas yra geras, tai pas jūs turi prasidėti vadinamą deload arba tapering savaitę. Ne, deload. Tapering ne. Gerai, ko skiriasi deloadas nuo taperingų? Taperingas jisai gali jau prasidėti 4-6 savaitės iki varžybų. Tapering. Taip, tai reiškia, jau sieki piko ir jau esi sumažinęs krūvius, bet kaip treniruotės bendrą krūvį esi apmažinę, intensyvumą palieki. Tai nebealinė taip kūno, taip pasakėjim, per treniruotę tiek daug nebeišdaužai. Bet čia ne visose sporto šakose tas taip galioja ir ne taip pasireiškia. Tai kaip pavyzdys, jeigu crossfite per anksti pradėsiu taperingą, per anksti išeisiu piką, bet per varžybas mano kūnas, jisai kad ir gali atlaikyti ir labai būti aštrus, ten gerai pasirodyti vienam workout'e, gal 2 workout'uose, bet vėliau kūnas audiniai gali nebeatlaikyti tiek daug pakartojimų. Tai negali per anksti arba per daug stipraus taperingo padaryti. Deloadas, tai reiškia jau, kai tu dar ryškiau sumažini savo ten tą visą krūvį ir tu jau sieki šviežumo. Nuėmė nereikalingą darbą, visokias bodybuildingą, aksesorį, palieki tik tai specifinį darbą, kuris bus per varžybas. Taip. Ir čia dažniausiai irgi taip būna klaida, kad paskutinė savaitė, kadangi jau pajaučia šviežumą, daugeliu tai yra neįprasta savijauta, jaustis šviežiam ir išeiti iš salės neįsidaužiusiam ir iš to noro dar daryti kažką ir pasiruošti geriau, dar daro kažką papildomai, ko nereiktų daryti, nes jau per paskutinę savaitę jau tikrai jau nieko nebeprilaižysi ten jau toj salėje. Drąsiai galiu teikti, kad jeigu savaitę iki varžybų nesportuosit, jūsų forma
nepablogės. Tikrai taip. O pagerėt, tai pagerės. Čia labiau toks psichologinis dalykas. Dar ką galima būtų pakalbėti ir apie angliavandenių, tą superkompensaciją. Angliavandenių periodizaciją. Šauk. Kas yra angliavandenių periodizacija? Šauk. Tai irgi taip pat kaip ir su sportu, reiškia, kaip duodamės, galim intensyviai sportuoti, vėliau sumažinti intensyvumą ir ten tą su krūviu tą daryti. Tai yra praktikuojama ten, kur reikia labai daug glikogeno tuose sporto šakose. Tai 2 savaitės iki varžybų dienos, 1 savaitė yra stipriai sumažinami angliavandeniai. Ir stengiamasi per tą savaitę iš kūno reikalauti, kad kuo daugiau lyg būtų poreikis didesnis. Tai, sakykim taip, 2 savaitės iki varžybų nuimu angliavandenių, o savaitė ta treniruočių prasme yra intensyvi. Tai 2 savaitės iki varžybų, ta prasme, savaitė prieš tas 2 savaitės, ar visas 2 savaitės iki varžybų? Ir paėmam tik 1 savaitę. Taip. Iš 2 savaičių laikotarpio paėmam 1 savaitę. Taip, tolesnė. Ten krūvis yra intensyvus, kūnui reikia angliavandenių, bet su maistu mes neduodam angliavandenių. Tenais išalinam ir sumažinam glikogeno atsargas, o tada savaitę iki varžybų per dilaudą mes duodam kiek įmanoma daugiau angliavandenių. Tada kūnas prikaupė glikogeno daugiau negu net įprastai, virš normų sukaupė. Tai taip dar ir daroma. Bet nerekomenduotum turbūt taip daryti. Neeksperimentuot dabar. O kodėl ne? Jeigu varžybos yra svarbios, tai gal nereikia. Gal prieš kokią Sambirio kalėdinis gali tai padaryti ir pažiūrėti, kaip jaučiasi, kai startas ar labiau for fun. Čia tikrai nieko blogo neatsitiks. Tai... Žinai, ar tu, kai nuimsi tos anglius, ar tu galėsi išlaikyti tą intensyvumą treniruotės ir krūvį? Čia ir bus, kad neišeis išlaikyti to intensyvumo ir krūvį, bet tu per 2 savaitės taip pat, tu jau iki varžybų dienos tu jau nebe... Tavo performances nuo to labai stipriai nepagerės ar nepablogės. O kada savaitė iki varžybų jau tada būsi išdidinęs angliavandenių kiekį, tai tu prie šviežumo dar dadidi labai daug. Kaip ir logiška. Aš į mitybą netiek daug koncentruojas. Bet kiek žinau už tai. Tai būtų įdomu pabandyti. Jo, iš tikrųjų, aš taip kažkurį kartą pagalvojau, būtų įdomu, bet čia, tu turi sekti savo mitybą ir žinot, kiek tu paprastai valgai angliavandenių. Jo, nes aš esu apskritai angliavandenių visada labai nedaug suvalgau, tai savaitę iki varžybų ir taip padidinu ten tuos angliavandenius, tai gali ir net ir gaunu tą patį efektą, nežinau. Ant tų žodžių Danielius 0,5 kilogramo ryžių ką tik įdėjome. Gerai, tai angliavandenių užkrova. Užkrova, angliavandenių. Žinai, visi sako, kad reikia daryti prieš varžybos carb loadingą. Ar čia yra mitas, ar čia yra tiesa, ar kaip čia? Reikia. Minimum mažiausiai reikia, tai jeigu varžyba šeštadienį prasideda, tai tada reikėtų minimum penktadienį visą 24 valandų daryti carb loadą, o galima netgi 48 valandų daryti. Nebus to, jeigu tu neįpratęs tiek valgyti tokio kiekio anglių ir staiga pradėsi krauti, ar neapsunkinsi savo, žinai, to skrandžio ir nepablogės tavo savijauta dėl to. Tai va dėl to yra visai svarbu, kokius angliavandenius aš valgysiu, kad neapsunkinčiau savęs ir kaip valgysiu. Tai jeigu kilogramą ryžių susikrausiu ant karto, tai apsunkinsiu ir daugiau nieko nebenorėsiu valgyti. Tai šiaip, kai darau angliavandenių užkrovą, tai geriau valgyti dažniau kartų dienoj po mažiau, kad nebūtų to apsisunkinimo. Šiaip skaičiai, tai reikia ant kūno kilogramo nuo 7 iki 12 netgi gramų. Tai čia labai daug. Tai įsivaizduokim, 100 kilograminiai, minimum 700 gramų. Čia yra 0,5 kilogramo ryžių, gal daugiau? Tai aš nežinau, kiek ten kur, kokių gramų. Čia yra labai daug. Bet čia yra labai daug. Tai, kad neapsunkinčiau kūno, jau tą 24 valandas iki, tie angliavandeniai turėtų būti su kuo mažiau skaidulų. Tai reiškia, vengiam visų gerųjų angliavandenių, visų whole grains, atsiprašau, pilno grūdo, šitų ankštinių produktų ir tuomo ankštinių pupelės, avinžirniai atvėliau. Taip, ankštiniai.
Ir jau tuo momentu geraisiais angliavandeniais tampa balti ryžiai, batonas, vaisiai, daržovės iki tam tikros ribos, bet žodžiu skaidulų ir taip pat riebalų vengiu. Bet čia jau natūraliai gausis, kad pas mane bus mažiau baltymų ir riebalų, nes jeigu aš norėsiu suvalgyti tos angliavandenius visus, kuriuos man reikia, tai kad man būtų skanu dar sąlyginai tą maistą valgyti, tai ten kiek aš tų riebalų ir baltymų įsidėsiu, tiek man jų ir pakaks. Ar prieš startą gali visai atsisakyti baltymų ir riebalų? Irgi negaliu taip sakyti. Kaip, tai labai priklauso tas startas. Pas mus startai 6 arba 4, ne? Tai irgi, jeigu tai būtų vienas startas, jo, sakau, atsisakom tam visko, angliavandeninam ir viskas. Bet pas mus yra 2 dienos, tai per tas 2 dienas, tai galim dabar ir praeit, kaip reikėtų maitintis tas... Labai gerai. Tai jau žinom, kad bus 6 workoutai sporto ir elit kategorijos, 6 workoutai per 2 dienas, tai reiškia 3 workoutai į dieną, greičiausiai jie bus išmėti per visą dieną. Tai ko gero pirmas workouts bus 9 val. Antras bus kokia 12:01 ir trečias bus kokia 5-6 vakare. Tai tarp workoutų turėtų būti nuo 3 iki 4 valandų tarpas. Tai pirma rungtis labai tikėtina, kad bus endurance. Dažniausiai būna endurance. Iki šiol visą laiką buvo endurance, tai padarom prielaidą, kad ir šį kartą bus endurance. Tai tarkim, aš startuoju 9 ryte, žinau, kad bus bėgimas, bus irklavimas, bus dviratis. Kaip turi atrodyti mano pusryčiai? Taip, tai visų pirma, aplamai maistas neturėtų labai skirtis nuo to, ką paprastai valgau, iš tos pusės, kad man nebūtų šoko organizmui, nevalgyti kažkokių tai naujų produktų. Gerai, bus tokių, o aš pusryčių nevalgau niekada. Man atrodo, kad mes tai, kiek daug dabar pašnekėjom, čia daugelį žmonių ir taip jau būtų daug naujovių, pradėti daug valgyti angliavandenių, padaryti angliavandenių užkrovą ir taip toliau. Tai čia... Bet tai angliavandenių šiaip paprastai valgau. Taip. Tai valgau tuos angliavandenius, kuriuos paprastai valgau. Ir tai jeigu man nepavyksta ne 700 suvalgyti, bet tai reiškia, čia yra mano gal pirmas varžybos ir aplamai aš pirmą kartą tą darau. Tai jeigu man pavyks suvalgyti 500, jau bus va. Gerai, pusryčiai. Jeigu aš pusryčiam valgau jogurtuką ir 2 riešutukus, ar užteks man? Neužteks. Reikėtų suvalgyti angliavandenių. Mano pusryčiai turi susidėti iš angliavandenių ir kažkiek baltymų man reikia. Dabar, keletą gerų pavyzdžių. Jeigu mano startas yra 9 val. Ir tai yra endurance rungtis, aš save irgi turiu pažinoti. Jeigu žinau, kad per endurance rungtį man ten kyla maistas į viršų, tai kad ir ką čia Monika, Robertas ir Piotras pasakė, aš vis tiek klausausi savęs. Ir tada arba atsikeliu anksčiau ir pavalgau anksčiau, arba jau tuomet pereinu prie to varianto, kur greitai įsisavinimu angliavandenių prieš rungtį ten 30 minučių valgau. Tai geri pavyzdžiai pusryčių būtų Nutela su batonu 8 riekės ir kavos padėliu. Batonas labai gerai, jau su 8 riekiam, nutelas ten jau būtų gal per daugokai. Žiūrėkite. Taip. Avižinė košė su šaukštu graikiško jogurto, sausi pusryčiai su pienu. Dabar mačiau The Road to the Games, dabar žiūriu visi atletai Games, jie visi valgo tos cornflakes pusryčiam labai daug, po pusę kilo. Taip, greitai įsisavinimas angliavandenis, pienė, ten neįdaug tai... Ar su pienu okei? Normaliai, ten nei baltymų, nei riebalų, ten nieko labai daug. Jeigu toleruoja, viskas tvarkoja. Man bloga darosi, jeigu tai pusę litro pieno išgerti per švarkautą. Čia jau kiekvienam skirtingai. Čia individualiai. Su ko dar galima sumaišyti tos sausus pusryčius? Su graikišku jogurtu. Su medum. Taip. Gal netgi nebūtinai tada jau graikišką jogurtą galima kažkokį, bet kokį, dabar jau baltymai nebe taip, tuo atveju baltymai nebe taip svarbu. Kiek laiko iki starto? Aišku, čia labai individualu, bet aš gal tai pasakyčiau gal, kad apskritai ryte mes, kai atsikeliam, pas mumis to glikogeno šiek tiek yra sumažėję, po nakties kaip ir dehidratavę esam, tai svarbiausia ryte yra gauti vandens ir apskritai gauti biškį tų angliavandenių, tai kuriuo metu gaus nėra gal taip didelis toksai skirtumas ir ryžtis prie valandų gal nereikėtų, tiesiog pagalvoti apie tai, kad man reikia gauti angliavandenių ryte. Dėl vandens labai geras pastebėjimas, labai daug žmonių negeria vandens pirmos dienos pusėje, kažkaip nesinori gerti rytais.
Nėra jums tokio? Vai, aš kaip Saharos dykuma atsikeliu. Aš atsikeliu, aš iki 1-2 iš vis negeriu vandens. Aš irgi negeriu vandens. Tai va, čia geras Tai čia pastebėjimas, gal jūs kai jaunesnė. atsikeliat ryte, jūs šiek tiek dehidratavę, tai vandens, bent stiklinį vandens reikia išgerti. Nes mes Nu, kaip aš tai broileriai išgeriu. išsipūtė nuo Mes tik kavą. vandens. Bet šiaip mes kostum, išgeriam litrą, tai gal užtenka. Taip. Gerai. Pusryčiai, kaip Sveikatingumas. tavo pusryčiai atrodo? Aš žinau, kaip tavo pusryčiai atrodo per varžybą, bet papasakok tu. Tai, Kuo skiriasi pusryčiai varžybų dieną ir įprasta diena? Aš ne varžybų dienom, aš dažnai praleidžiu pusryčius, leidžiu savo praleisti, o varžybų dieną aš nepraleidinėjau pusryčių ir labai daug stengiuosi valgyti pusryčių. Bet aš valgau ten jau... Dažniausiai viešbutį, kad duoda. Jeigu viešbutį, tai ten blineliai visokie, ten, vat, jeigu yra batonos su nutelos, ten paimsiu, ar bandelę ten kažkoje ten suvalgysiu, tai jau galvoju aš apie tos angliavandenius. Tai, kas yra ir skanu, tai jau Žodžiu, malonybės valgykit, kas prasideda skanu. nuo Jo, ryto. Čia šiaip svarbu, kad būtų ne tik tas maistinga ir naudinga, bet kad ir būtų psichologiškai Taip, fainai ir skanu taip. valgyti. Čia irgi duoda daug energijos. Taip, manau. bet taigi vėl, maistinga ir naudinga ir varžybos angliavandeniai nesisėja. Nuogo. Kas maistinga, naudinga, taip valgykim, per varžybas jau maistinga, naudinga net negalima. Apskaidulos, nes skaidulos yra maistinga ir naudinga. Valgysi daug angliavandenių su skaidulom, per endurance Bus per workout, tai sunku. tualetą norėsis. Sutinku. Mano pusryčiai praktiškai nesiskiria, jeigu aš įprastą dieną valgau 4 kiaušinių šoninį ir donos ten susviesto, tai per varžybus aš suvalgysiu 4 kiaušinių šoninį, donos ir ant viršaus 4 bandelės, kokias mėsiu su obuoliu ir cinamonu. Tiek. Liuks. Tai irgi stipriai čia neeksperimentuokit, negalvokit, šiek tiek dadėkit anglių, manau, užteks. Taip. Po workouto. Po workouto. Dabar gerai, nuo pirmo workouto padarėm pirmą workoutą, iki antro workouto, antras workoutas dažniausiai būna jėgos workoutas, kas leidžia pavalgyti daugiau. Jo, kadangi workoutas Taip. mažiau intensyvesnis, į tarp pirmo ir antro workoutą, jeigu tarpas, dabar iš savo patirties, jeigu tarpas yra daugiau nei 2 valandos, aš valgau normalų maistą. Paprastas, sriubos, ryžių, daržovių, mėsos, nieko Taip. fancy, nieko nekeičiu. Ką jūs į tai? Jo, ir irgi labai yra individualu. Jeigu galiu suvalgyti maisto tarp workoutų, važiuojam, valgom. Bet mano, pavyzdžiui, koks noras būtų ir didžiausias patarimas, tai yra kiek iš mano patirties ir kiek aš esu skaičiusi ir šiaip. Po workouto iš karto turiu gauti anglių ir baltymų. Apie 20 gramų baltymų būtų gerai ir Čia ko gero šeikas proteininis. jo. Ir tam tarpe, tarkim, iki workouto, jeigu yra pas mane 4 valandų tarpas, tai tam tarpe turėčiau suvalgyti apie 4 gramus ant kūno kilogramo angliavandenių. Dabar, pavyzdžiui, man pačiai paprasčiausia ir mažiausiai galvos skausmo, aš po workouto kupriniai turiu vieną gertuvę su baltymų milteliais, kitą gertuvę su anglių, kartais vienoj viskas ten, nes skonis ten nesvarbu. Po workouto įsipilu vandens, susiplaku, išgeriu ir viskas. Man yra ramu. Jeigu aš tada turiu laiko ir noriu dar valgyti, aš suvalgau to normalaus maisto. Jeigu ne, aš jau žinau, kad po workouto iš karto mano organizmas gavo atsistatymui medžiagų ir man viskas, žinau, kad viskas bus gerai. Kuo mes intensyviau dirbom ir kuo tas širdies darbas yra labiau sukeltas, apskritai mes kaip pradedam sportuoti, pas mumis suprastėja kraujotaka ir kaip veikla skrandžio. Taip, tai jeigu buvo labai intensyvus endurance'as ar bet kuris kitas workoutas ir mes neišeinam iš to palengva, bet tiesiog viskas pasibaigia workoutas, išeinu laukan ir ten bandysiu kažką valgyti, tai aš dar labai ilgai bus, mano ta simpatinė nervų sistema bus aktyvi ir dar ilgai nevirškins maisto. Jeigu aš po intensyvaus labai workouto aš nueisiu ir ramiai išeisiu iš tos dalies, tai reiškia, nueisiu ant dviračio ir praminsiu dviratį labai ramiai, atsikvėposiu ar tiesiog ramiai prasitemsiu, tai tada aš nuleidžiu savo tą simpatinę nervų sistemą ir pagerinu savo tą virškinimo veiklą. Ta patį ir maistas daro. Lygiai taip, šitas ką pasakėjai jo, bet kai iš to krūvio aš išeinu ir duodu tų angliavandenių ir duodu darbo virškinimo sistemai, tai iš karto kūnas ir nueina į tą lengvesnę, ramesnę, jisai susifokusuoja, per simpatiją, jisai susifokusuoja jau į virškinimą ir mažiau į tą, kad ką tik aš buvau strese.
Tai pavalgyti iškart po workouto yra gerai. Gerai. Dar duosiu patarimą tokį iš savo patirties per daug metų atidirbtam. Kai tu padarai workoutą, tik baigęs workoutą, tu turi tokią mini euforiją po workoutą. Žinai, toks buvai stresas. Didžiausias stresas yra prieš pirmą workoutą ir greičiausiai prieš paskutinį, jeigu kovoji už medalį. Tai kai padarai pirmą workoutą, tas stresas labai taip nueina. Kuo arčiau prie antro workouto, tas stresas vėl po trupučiuką kils. Ir toks būtų patarimas, kai tik pabaigit pirmą workoutą ir jaučiat dar tokį palengvėjimą ir tokį kaip palengvėjimą, tai pasinaudokit tuo tarpu ir pavalgykit. Nes kuo arčiau prie workouto, to sunkiau bus valgyti. Vėl stovės gerklėje, vėl nesinorės valgyti, tai baigus workoutą iškart. Galvoju, sakys, alaus reikia išgerti. Ne alkoholinė, taip. Alkoholinė, taip. Gerai, pirmą workoutą padarėm, pasikrojom, baigėm pirmą workoutą, pavalgėm anglių, padarėm jėgos workoutą ir tada trečias workoutas. Taip, bet tai tarkim, jeigu 4 valandų, tarkim, tarpas gaunasi, įvairių tų tarpų būna, tai pavalgiau po workouto, bet prieš sekantį workoutą vėl anglių. Tokių jau lengvesnių greitų. Vėl tų greitų anglių. Tai gali būti pavyzdžių, pavardinkime. Guminukai, sultis, koks nors sirupo gėrimas. Ką tu valgai? Visada realiai per varžybas turiu guminukų, angliavandenių, gal kartais turiu kažkokių miltelių. Taip. Ir viskas. Bananai, vaisiai kažkokie tenais yra. Flapjackai. Flapjackas, džiovinti vaisiai labai gerai man sueina, ypač mangai. Labai gerai eina. Guminukai man nelabai visą laiką sueina, jie būna lipina burną ir kartais per workout toks labai nemalonus. Tai va, reikia savo guminukus. Reikia savo atsirast. Tyreliai labai gerai, tie vaikiški. Taip. Ypač obuolių man labai gerai sueina. Kas dar? Kažkaip niekur nesigau. Ir šiaip ir baltų ryžių aš visą laiką turiu konteinerį, kokį kilograminį, po workouto keletą šaukštų įmeti, pavaikštai, dar keletą šaukštų ir visą dieną tai valgai. Dar tie paplotėliai ryžiniai irgi visai gerai. Kaip čiupsiukai įmeti, užėmė burną. Aš turiu visą laiką ryžių, guminukų, bananą, ir aš flapjackų turiu, aš mėgstu, man patinka. Mačiau nemažai riešutų sviestą valgo, tai manau, kad nėra labai. Pakalbam aplamai, ko reikia vengti riebalų. Tarp workoutų ir varžybų dieną. Riebalų. Sumažinti galima iki 0. Galima iš viso ne. Reikėtų ne. Tai jokių ledų, kaip mačiau, hebra valgo tarp workoutų, jokių kebabų su majoneziniu padažu. Irgi ne, kebabų ne. Tai va Tado buvo Grimalio klausimas, ar galima futrake nealiejuje kepto maisto. Jo, aplamai dėl maisto, mačiau, buvo pokalbis grupės, kažkoks maistas bus, kažkokia kavinė ten bus, bet geriau geriausia turėkite savo. Sakau, jeigu, nes tikrai būna problemų, net tarp workouto, čia man dabar eit kažkur ieškotis valgyti, arba ten dar kažką, tai ekstra atveju, blogiausiu atveju, tada tiesiog tų baltymų miltelių ir anglių miltelių. Ir reikia tik tai vandens ir gertuvės. Labai gerai. Tai pabaigėm antrą workoutą, jau nuovargis po pirmą, nuovargis po antro, jau toks šiek tiek depresijoje įsi prieš trečią. Ką turi valgyti tarp antro ir trečio? Ar turi skirtis tarp pirmo ir antro ir trečio? Viskas lygiai tas pats, po antro workouto vėl angliavandeniai ir baltymai ir prieš trečią workoutą vėl angliavandeniai. Labai paprasta. Keep it simple. Keep it simple, taip. Po pirmos dienos vakarienę. Gerai, pasibaigė pirmą dieną, paskutinis workoutas ir dabar, ar galiu aš dabar sau leisti valgyti normalų maistą? Galiu valgyti leisti normalų maistą. Reikia visko, jau tada reikia pilno, subalansuoto maisto, jau ir riebalų, todėl kad visą dieną nedavėm savo riebalų, o jų vis tiek reikia, o turėsime visą naktį tą maistą susivirškinti, tai reikia ir riebalų, ir baltymų, ir angliavandenių. Buvo klausimas apie pizzą. Dabar palauk, rasiu. Jo, sakė, kad matė atletus valgant pizzą, ar čia gerai? Čia aš tarp jų esu, jeigu ką? Viskas yra normalu su tuo. Taip, ten, piccoje tų baltymų gal nebus labai daug, ne? Tai jeigu šalia kažką ekstra su baltymais valgysiu, viskas gerai. Ateina vakare tas dar toks psichologinis faktorius. Aš turiu save kaip, nenoriu sakyti šitą žodį pamaloninti, bet ir neapdovanot, bet psichologiškai atsistatyti.
Tai tas kažkoks maistas, jeigu tai yra pica, ko aš noriu, nealkoholinis alus, jeigu noriu irgi išgerti. Tai turi nešti tau džiaugsmą, tu turi labiau gal psichologiškai atsipalaiduoti. Taip, tai tu darai ir tu rytoj, tai yra sekmadienį, vėl nuo pusryčių tvarkingų pradėsi ir tu ten viską darysi, kad padarytum, o šeštadienį vakare tu gali sau leisti šiek tiek neleis garo. Matei tą dokumentiką Froningo 12-11 metais. Greitinėlė su viešbutį, ten pilna picų visur kažkur ant lovos, jisai vaikšto. Jo, norėjau pasakyti, bet kiek gimsuose jie padaro workout per dieną? Nu nemažai, per 5 dienas padaro kokį 15-20 workout, tai 3-4 workout. Jo, ir dar tie workoutai dažnai pas juos būna pakankamai ilgi, tai intensyvus, tai jie ir kalorijų per tą dieną labai daug išeikvoja. Greičiausiai, jeigu nedidelį tarpai tarp workoutų tiek daug ir nesuvalgo, tai jie vakare bando kaip įmanoma daugiau surinkti ir gautų kalorijų. Pas mumis Lietuvoje 3 workoutai priklauso dar nuo jų trukmės, bet jeigu ten tie workoutai bus pakankamai, jeigu jie bus pakankamai trumpi, tai greičiausiai mes tiek daug tų kalorijų neišeikvosim, tai tenais mums vakarėtėm prisivalgyti, net nežinau, nebeprisvalgyti, bet prisiėsta, tai tikrai nereikia. Taip. Bet taip, jeigu, sakykim taip, jeigu varžybų dieną aš dėl streso negalėjau labai daug maisto suvartoti ir kalorijų daug negavau, tai vakare aš turiu stengtis kaip įmanoma daugiau ten tų kalorijų susigrąžinti, tai tą savo tą poreikį turiu patenkinti. Jeigu aš dienos metu valgiau pakankamai gerai ir daug tų kalorijų suvartojau vakarė ir net nesinorės ten baisiai daug tenais privalgyti. Taip. Tai galima valgyti vakarė, bet su mintim, kad surinkti visas kalorijas. Bet aplamai, kad ir workoutų nedaug varžybų dieną, tu būni stresė, taip? Dėl to papildomo streso tu degini papildomas kalorijas. Dėl to papildomo streso padidėjus ir dar atsistatymo metu širdies darbas mūsų bus šiek tiek pakėlęs dėl psichologinio streso, dėl varžybų širdies darbas bus pakėlęs. Tai taip, mes sudeginsim varžybų dieną šiek tiek daugiau kalorijų negu kad įprastai. Greičiausiai dar ir vaikščiosim ten daugiau, gal tas fizinis aktyvumas bus didesnis tą dieną. Tai žodžiu, nebijokit pavalgyti iš vakaro. Tik tai, kad galėtumėt užmigti paskui. Jau būna taip prisivalgai, kad negali ant pilo gulėti. Labai geras. Labai geras jausmas. Geras jausmas. Ja. Valgykit, tikrai blogiau. Tada reikia gulėti ne ant pilvo, o ant šono. Ant kairio šono. Jo, zipį pagalbėti, tai iščiausim. Taip, ant vieno šono yra geriau. Ant kairio. Virškinais. Taip. Ant kairio. Prie kepenų. Čia geras klausimas, Piotras uždavė. Papildai per varžybos, prie workoutai, kofeinas. Jūsų patirtis. Aš prie workout no-go, niekada. Bet aš aplamai jų nevartoju ir treniruotėse, tai manau, kad... Kofeinas aš geriu dažniausiai prieš pirmą workoutą ir prieš paskutinį. Iš papildų varžybos vežios tik melatoniną, kad užmigti. Daugiau nieko. Ką jūs? Aš viską tą patį, ką naudoju per treniruotės, tą patį. Tai čia anglis, kreatinas ir dabar amino acids nusivešiu. And about you? Animal paką? Jeigu tuo metu geriu vitaminus, tai tada vežuosi, išgeriu tenais juos, jeigu nepamirštu, bet dažnai būna, kad kai išvažiuojam ten kažkur į varžybas, įsidedi ten, sakykim, 5 pakelius, ten turi per 5 dienas ten sugerti, tai dar būna, kad grįžti ir dar žiūri, dar yra 2 kokie pakeliai, tai pamirštu sugerti, bet pre-workoutas priklauso gal nuo pre-workoutų, labai yra skirtingų, vieni pre-workoutai yra ten, kurie netgi duoda geresnį tą pampą. Tai tas yra naudinga bodybuildingui, bet tai nėra naudinga mūsų sporto šakai. Jeigu mes užsipampinsim per workoutą, tai nebegalėsim tęsti, nes įvyks hipoksija. Tai reikėtų vengti ten tokių tų pre-workoutų. Kofeinas? Bet yra gerų pre-workoutų, kurie ten kokiai jėgos rungčiai gali net ir gerai būtų, jeigu žmogus yra prie to pripratęs ir naudoja. Bet laminas?
nežinau, man, pavyzdžiui, betaloninas visur jis man patinka, man tas dilčiajimas, kai prasideda kūne, aš tada viskas jau esu pasiruošęs bet ką, ar ten endurance'o workoutas bus ar jėgos, man to reikia, to dilčiajimo. Kofeinas priklauso nuo žmogaus tolerancijos, tai kaip žmogus toleruoja kofeiną, kitas gali tik vieną puodelį per dieną išgerti ir jau jisai antrą išgeręs jau prasidės jam tasai nerimas. Aš kai kofeiną toleruoju gerai, aš ten nuolatos galiu ir noko gerti, ir kavą gerti, neseko aš ne to kofeino. Nejaučiu aš kad jisai mane labai stimuliuotų, dažnai geriu, nes man patinka daugiau gal net psichologinis. Skonis labiau patinka. Taip. Esu tikras, jeigu tabletę užvalgysi kofeiną, net nesuprasi. Ne, jeigu išgerčiau kofeino tabletę, tai greičiausiai dar ant viršaus kofeiną gersiu. Tai taip. Dabar kalbam apie kofeiną, aš dabar taip kavos užsimeniau. Galėtų kažkas padaryti. Gerai. Taip. Pirmą dieną nuo antros, ko gero, neturi skirtis. Viskas tas pats, pusryčiai vėl taip pat ir tarp rungčių vėl tas pats. Gerai, ką daryti, jeigu tarp workout labai trumpa pertrauka, kartais tai būna, tarkim, 40 minučių. Būna ten organizatoriai sufėlino, paskutinis workoutas, iškart finalas. Kiek minučių? Greitai pasisaviname angliavandeniai. Greitai angliai. Greitai angliai visą dieną, dar kartą kartoju. Jokių ten, nežinau. Pilno grūdo duonos. Taip, neveikia. Ryžiai, guminukai, cukrus, Coca-Cola. Coca-Cola. Bet irgi ne visiems, kai kuriem gazas tai gali ten naktį kažką. palikti, kad išsigazotų. Mes į cukrus dar įsirupo nedaus. Ir gerai. Šiaip aš tokį anksčiau maišydavau, kažkaip pamiršau. Proteino, tada X-Endurance ir izotoniko. X-Endurance anglių? Jo, ir izotoniko toks buvo fainas gerimukas. Saldus, labai šlykštus, bet tokį, žinai, gauni kaip kūrą. Taip. Išsivedė iš karto. Aš kai X-Endurance vien tik pradedu gerti, žinai, ant tiek kūnas man priprato, kad X-Endurance geriau prieš workoutą, tai kad man, net tiesiog tai kaip signalas, kad toj prasidės darbas. Tai man betaloninas, o taip. Pradedi dilgčioti, žinai, kad dabar reikia. Man nieko, aš nedilgčioju. Man jeigu yra didelis nenoras sportuoti, aš šaunu kokius 3-4 šaukštelius betalanino ir sėdžiu ir laukiu, kol man pradės dilgčioti ir kai pradeda dilgčioti, viskas einu sportuoti. Čia pas Frazerį buvo arba knygoje, arba kažkam iš video irgi. Ne, bet sako, aš išgeriu betalaniną, jaučiu pirmą tą didinimą, viskas, režimas on ir eina dirbti ant tiek įstojus. Bet turėkite omeny, kad per varžybų dieną visko gali būti. Ne? Jeigu jūs pamiršite tą betalaniną ar savo ties šortus kažkokios ten laimingos, tai neišsigaskite. Turit laimingus trauzus? Turiu. Bet žinai kas, aš jų niekada nelaikiau laimingai šortais. Bet supratau, kad visą laiką su jais taip būna, čia nežinau, greičiausiai yra nesąmoningai, bet visi PR yra su vienais šortais. Ir kažkada... Nenorėdamas vis tiek. Greičiausiai. Ir per paskutinį kartą buvau juos užsidėjęs ir man sako, pasai suplyšė šitie šortai. Ir aš dar garsiai paskui slaučiau mano laimingi šortai. Ir aš tada tai pasiėmiau, pagalvojau, blemba, rimtai, čia aš su jais vis dar darau savo PR'us. Čia yra smagu turėti tokį kažkokią savo ritualą. Bet jis turi būti pakankamai lengvai priėmimas. Jeigu tu pamirši savo šortą, žinai, paskui galėsi kaltinti. Jo, aš negalvoju. Taip, man gal toksai, jeigu kalbam apie miegą, tu sakai, turi pasiimti melatoniną, kad užmėgtum, tai aš turiu ausinukus pasiimti. Tai ausinukus visada turiu užmėgti, jeigu... Prastom dienom nemėgęs ausinukus? Visada mėgau ausinukus. Taip, jo, man irgi. Aš neįsivaizduoju, ar galėsiu užmėgti ausinukus. Jo, tai... Paskutinius 5 metus ausinukus. Taip. Aš kažkada... O kas ten eina? Podcastai. Ir tu žinai, užmėgat ant... Arba man O tai kai atsikeliat... Dažniausiai būna pasibaigęs. Bet tu žinai... Pastatai, kad neįtų kitas. Aš arba naktį išsiemu, arba tiesiog iškrenta. Bet anksčiau podcastus klausydavau, dabar visokius ten stand-upus, visokius pasijungiu ten. Dažnai būna į kambarį eini, kažkoks ten stand-upas eini. Mėga. Fainas dalykas. Einam prie klausimų? Einam. Tai aš tai pasižymėjau, mes kad daugumą viską turbūt atsakėm, bet paskaitysim. Jo, maistas dieną prieš, maistas varžybų rytą, maistas tarp podų. Pilnai, manau, atsakėm. Taip. Maistas varžybų išvykai ir varžybų. Kokių klaidų nedaryti? Apie klaidas irgi pasakėm.
eliminuot riebalinį maistą, jeigu nežinote, ar yra riebalų, atidarot ir paskaitot, turi būti parašyta. Skaidulų nevalgyt, visų sveikų angliavandenių. Nerizikuot su maistu, kurio nevalgiau anksčiau. Jeigu tu sakai, nuo pieno, vien nuo minties jau negera, tai jau tokių produktų ir gyventi. Ir neeksperimentuoti. Dabar yra puikiai proga, dabar visi sportuoja salė. Bandykit, jeigu kam patinka giliukai, bandykit dabar per workoutus tos giliukai, bandykit anglius, kad nebūtų, šeštadieniais per tas intensyvesnės treniruotės ar kažkada, tiesiog pasibandyti protokolą galima būtų. Man labai patinka, kai atvažiuoja varžybom, turi giliuką daug paragauti, varžybų dieną, nedarykit taip, arba kokį ten pump shot, tokias su kaukulė. Taip. Tai gerai bus gerai. Taip. Paskui viduriuoja tūlikis. Dabar bandykit, 4 savaitės iki starto viską išbandykit, žiūrėkit, kas veikia, kas neveikia, bus gerai. Tadas klausia, ar bus futrakas. Kažkoks maistas bus, bet turėkit savo krepšelį. Ten vietoje bus, kaip supratau, kavinė, valgykla, bet ne kaip futrakas. Bet ir aplamai būsim Klaipėdos centre, tai nueiti iki parduotuvės maksimum 10 minučių ir šiaip daug kas taip daro, aš nedarau, bet Ugnė labai dažnai daro. Iš anksto paguglina vietos, kas yra šalia, koks ten maistas ir žinokit, kur nuėt, kad jūs turit 4 valandas ir aš tik tada pradedu ieškoti, kur eit. Tai ne, bet čia iš vis taip, iki šito varianto iš vis negalima dasileisti. Ne, jeigu aš esu varžybose, aš turiu prieš tai apgalvoti, ką aš valgysiu tarp workoutų. Šiandien jūs turit, nežinau, kuprinėse turėti blogiausią atveju, jeigu neturiu ten maisto pasiruošęs. Dabar yra dar laiko, jeigu nevartoju baltymo, anglių papildų, tai nusipirkit ir pažiūrėkit, kaip jums veikia. Ir čia bus paprasčiausias variantas. Nereikės nieko nei googlint, nei ieškoti, nei to futraku pasikliauti. Tikrai. Danielis Arūnas klausia, ar iš tikrųjų rekomenduojami suvalgyti tokį dėžėje ryžių? Čia kaip pas Danielių buvo nuotrauka įdėta. Jeigu jūs įprastą dieną tiek suvalgot, taip. Jeigu jūs nevalgyt gyvenime tiek ryžių, tai ne. Bet vis tiek padidintas turi būti. Padidintas turi būti. 700 gramų. 4 kg dėžė. Bet ir vėlgi ne per kartą. Neaptariam to, kaip valgyti, ar ne? Tai jeigu tie 700 gramų, tai čia susivesit, pasižiūrėsit, kas čia yra, tai išdalinti per visą dieną reiktų. Ryte pavalgau, tarp ryto ir pietų pavalgau, per pietus pavalgau, prieš vakarienę. O tai čia kaip šitas žodis? Ne, gerai. Vakarienė yra prieš vakarienę. O po to dar naktipečiai. Tai naktipečiai irgi. Priešpečiai, o kas po pietų? Popiečiai. Pietvakariai? Užkandis. Pusryčiai, pietus, vakarienė ir užkandžiai. Gerai, kokį maistą rinktis tarp vodų, kad neapsunkintų skrandį? Atsakym. Taip. Greitus angliavandeniai. Taip. Ar jau valgyti šią vasarą arbūzą? Šiandien valgiam. Jau pirmą kartą. Irgi pavaišinamas. Jūs patys neperkam, Taip. Toks maistas kaip įprasti ryžiai su vištiena nelenda tarp puodų, jaudulys ir panašiai. Ką patartumėt? Aš atsakysiu iš savo pusės, jeigu nelenda kietas maistas, tai turi būti skystas maistas. Gert. Tai vėlgi papildai visi. Papildai. Kad tu? Taip, bet per prievartą negerti, tenais nepildyti ant to skrandžio, jeigu jaučia, kad kūnas jau atsisako. Jo, tai ir nereikia visą litrą iš karto išgert. Žinai, kai būna, kai apsinodė ir tu stipriai ten vidurio ir vėmiai tau duoda 5 ml per 1 ar 2 minutės. Taip, po trupučiuką, kad tie angliai pradėtų savintis jau burnoje, o neskrandė. Apie pizzą. Atsakėm, išsamei. Papildus atsakymą apie deloadą ir taip rengia atsakymą. Viskas kaip ir atsakėm. Ir nepamirškit, kad čia varžybos, aišku, yra svarbus dalykas, bet turbūt daug svarbiau yra, kiek jūs įdėjo darbo pasirašymą. Taip. Galit ir 3 dienos nevalgėt ir greičiausiai stipriai jūsų performances nenukris. Gal kažkiek ten per keletą vietą, bet neužsiciklinkit, tai nėra labai turbūt. Jeigu esi stiprus ir labai geras, tai manau, tu vis tiek atsistosi labai aukštai. Jeigu neatsistoji ten kažkurioje vietoje, tai tikrai ne dėl kažkokių tenais tokių faktorių. Jeigu visai nenorit valgyti ir nelenda, viskas dėl to ok. Jūs turite pakankamai daug tų glikogeno dar susikaupę, nieko neatsitiks, jeigu nepavalgysit. Vakare tada šeštadienį pavalgysit. Jo, nepergyvenkit, jeigu nelenda, nebijokit. Ir neprašykit maisto iš kitų.
Taip. Net pas kažką ten irgi ryžių paprašiau, ten buvo su to, kaip tai indai tie valgo. Karis? Taip blogai buvo, visą dieną paskui pikina. Jo, turėkit savo. Turėtų sakyti savo. Plus konkurentai gali įmaišyti kokią meldronatą ir jūs paskui neims iš dopingą. Taip, tai iš tikrųjų negalima gerti iš svetimų gertuvių. Jo, kad ir ten paprasti X-durons kokie nors milteliai, maža kas ten gal užterštas, paskui gyvenime tu nepaaiškinsi, kad... Taip. Kad iš kažko. O doping kontrolė bus, tai ir ne tik gali patikrinti, ir nugalėtus gali patikrinti kokį random žmogų, tai labai bus apmaudu dėl tokios klaidos lėkti. Viskas? Viskas. Taip. Puikiai. Ačiū tau, Monika. Ačiū. Susitiksime aikštelį. Prašysiu ryžių iš ties. Nice.